Taigi šiandieną susirinkome sunkumų klinikoje paklausyti paskaitos apie andropauzę. Tai jau prieš tai pasakojau, kas yra menopauzė, tai yra, kada moterų kūnas nebegamina estrogeno, tai ir turime lygiai tokį patį panašų procesą, tokią gyvenimo etapą, kada vyrų organizme sėklidės pradeda gaminti mažiau testosterono arba visiškai jo negaminti, ir tai yra susijęs su amžėjimu, ir tai yra vadinama andropauzė. Tai svarbu žinoti kiekvienam vyrui, nes tai yra neišvengiama su amžėjimu, ir labai dažnai andropauzė gali pasireikšti tokiais netipiniais simptomais kaip nuovargis, depresiškumas, didesnis mieguistumas, ir dažnai vyrai vėlgi šitus simptomus gali nurašyti ir supainioti su kitomis patologijomis, bet ne su testosterono mažėjimu. Tai andropauzė yra vėlyvasis vyrų hipogonadizmas, testosterono gamybos mažėjimas, ir jisai dažnai prasideda nuo 40-ųjų gyvenimo metų. Ir štai čia paveikslėlyje matote, kaip po truputuką su amžiumi ta testosterono gamyba kūne mažėja. Ir apibrėžimas bei paplitimas tai visgi yra laipsniškas procesas, testosterono gamyba neišnyksta per naktį ar per dieną. Ir maždaug nuo 30-ųjų, bet gal labiau literatūroje prašoma nuo 40-ųjų gyvenimo metų prasidedantis testosterono mažėjimas apie 1–2% kasmet. Ir klinikinė realybė yra tokia, kad nors ir su amžiumi hormonų lygis natūraliai krenta, sunkus simptominis hipogonadizmas, tai hipogonadizmas, šitą žodį dažnai minėsiu, tai yra testosterono gamybos mažėjimas, tai tikrai nėra norma ir dažnu atveju prireikia ir medikamentinio gydymo. Ir aš rėmiausi oficialiomis metaanalizėmis, norėdama parengti statistiką, tai yra Massachusettso vyrų amžėjimo studija bei Europos vyrų amžėjimo studija, kad klinikinė andropauzė, tai vėlgi kaip turim moterim menopauzė, tai čia vyrų andropauzė, viena ir kita forma paveikia nuo 2 iki 10% vyrų tarp 40 ir 79 metų. Tai net 10% vyrų, 1 iš 10 jau andropauzės gydymui reikia ir medikamentinių kažkokių preparatų. Ir diagnostiniai kriterijai privalome turėti bent 2 komponentus, tai yra tai, kuo žmogus pats skundžiasi, aiškus fiziniai, psichologiniai simptomai, nuovargis, depresiškumas, galbūt tas pats svorio augimas ir laboratoriškai patvirtintas testosterono trūkumas kraujyje. Tai vėlgi aš rėmiausi didelėmis studijomis ir štai čia pateiksiu vieną studiją, kurioje buvo ištirta 4045 vyrai nuo 1990 metų iki 2016. Ir tokia liūdna statistika, kad apskritai kokie baziniai testosterono lygiai buvo dar 99 metais vyrų, dabar yra labai ženkli mažėjanti tendencija, ir tai yra susijęs su gyvenimo būdu, su dideliu stresu, prastu miegu, su viršsvoriu, su rūkymu, su nutukimu. Tai galima sakyti, kad tas mūsų gyvenimo būdas, didesnis, sėslesnis gyvenimo būdas, labiau perdirbtas maistas veda prie to, kad apskritai vyrų organizme yra pagaminama mažiau testosterono, ir būtent pagrindinė ta priežastis, tai buvo paminėta šito tyrimo, kad tai yra didelis KMI, būtent didelė riebalinio audinio masė ir nutukimas. Ir štai čia galite matyti, kaip keičiasi testosterono lygis štai kairėje pusėje nuo 99–2000 metų ir kaip keliaujant į dešinę pusę testosterono lygiai baziniai mažėja. Tai tokia nekokia statistika, nes tampame sėslesni, valgome daugiau perdirbto maisto, tunkame ir su tuo net mažėja testosteronas. Dabar pagrindiniai simptomai, kaip pats žmogus, pats vyras gali atpažinti, kad tai jau galėtų būti andropauzė. Tai pagrindinės kelios grupės: fiziniai, psichologiniai bei seksualiniai skundai. Tai fiziniai mano jau paminėti: nuovargis, raumenų masės, jėgos praradimas, galbūt vyras sportuoja, eina į sporto salę ir nebeiškelia tokio paties svorio kiek anksčiau, pilvinio riebalinio audinio kaupimasis, kritęs fizinis pajėgumas bei ištvermė. Psichologiniai tai vienas iš tokių pagrindinių galbūt motyvacijos stoka, depresiškumas, dažnesni nuotaikų svyravimai, taip tas pats smegenų rūkas, ir seksualiniai reikšmingai sumažėjęs lytinis potraukis, gali būti beprasidedantis erekcijos sutrikimai. Ir tylos kaina. Tai kiekgi vyrų iš tikrųjų statistiškai pastebėję šitus simptomus pagalvoja, kad tai galėtų būti susijęs su testosterono arba su andropauze.
Tai iš tikrųjų tokia, labai nekokia statistika, nes štai balta spalva pažymėta, kad visgi 85% vyrų ignoruoja ir nurašo amžiai. Tai čia man jau 45 metai, tai turbūt taip ir turi būti. Bando abejotino efektyvumo maisto papildus 10% ir kreipiasi į medikus oficialiam ištyrimui, tai yra kraujo tyrimam, galbūt medikamentiniam gydymui, tik tai apie 5% vyrų. Ir liūdna, kad ta oficiali statistika atskleidžia liūdna realybė, kad didžioji dauguma vyrų kenčia tyloje ir ignoruoja simptomus, dažnai nurašydami tiesiog gyvenimo aplinkybėm, ten stresui, vaikai, žmona, šuo, skyrybos, vedybos ir panašus dalykai, nors iš tikrųjų tai gali būti jau be prasidedanti andropauzė, kuri gresia sunkiom lygom ir komplikacijom, apie kurias vėliau papasakosiu. Tai kodėlgi krenta tas testosterono lygis, tai visų pirma, tai susiję su nutukimu. Riebalinis audinys, jisai labai gerai aromatizuoja, gali paversti testosteroną į estrogeną per aromatazės fermentą. Kita priežastis, tai vėlgi mūsų skubėjimas 21 amžius, norime ir verslą padaryti, ir dar pasportuoti, ir su šeima pabūti, prastas miegas, didelis stresas. Testosterono pulsiniai gamybai reikia bent 8 valandų kokybiško ir gilaus miego. Žinoma, prie testosterono mažėjimo labai prisideda fizinis pasyvumas bei jėgos treniruočių trūkumas, aplinkos toksinai, tie patys plastikai, ftalatai, mūsų indai, įrankiai, drabužiai, galbūt kažkokie buteliukai, iš kurių geriam vandenį, taip pat ardo kažkiek teršia mūsų endokrininę sistemą. Ir pavojus tas, kad žemas testosteronas yra net iki 40% susijęs su didesne ankstyvos mirties rizika per 20 metų laikotarpį. Tai čia palyginus su tais vyrais, kurie turi normalų testosterono kiekį. Ir dabar paslėpti pavojai, tai negydomas andropauzės, tai yra žemo testosterono lygio padariniai, tai visų pirma širdies ir kraujagyslių ligos. Keičiasi cholesterolio lipidų apykaita, didesnė insulto, infarkto rizika. Taip pat metabolinis sindromas, tai yra nutukimas. Su metaboliniu sindromu ateina ir antinksčių veiklos sutrikimai, ir depresiškumas, tas pats fizinio pajėgumo kritimas, didesnė cukrinio diabeto rizika ir visos kitos patologijos. Ir žinoma osteoporozė, tai kaip moterims svarbu estrogeno kiekį palaikyti, norint išvengti osteoporozės, tai vyram gyvybiškai yra svarbu palaikyti testosterono normalią koncentraciją kraujyje. Dabar kaipgi diagnozuoti? Aišku, kaip jau ir minėjau, vienas iš diagnostinių kriterijų yra simptomai, depresiškumas, libido sutrikimai, galbūt fizinio pajėgumo sumažėjimas. Ir diagnostiniai kriterijai turi būti keli, tai nuolatiniai simptomai bei 2 kartus laboratoriniai patvirtinimai. Tai laboratoriniai patvirtinimai yra testosterono kiekio kraujyje ištyrimas. Ir labai svarbu, kad testosteronas būtų imamas ryte, iki 11, iki 10 ryto, taip kaip mes įprastai imam visus kraujo tyrimus nevalgius, nes testosterono lygis cirkadiškai krenta dienos eigoje, jisai prieš naktį vakare būna mažesnis. Ir jei randamas labai žemas lygis, tyrimas privalo būti pakartotas bent po 2-4 savaičių, kad būtų atmesti laikinieji veiksniai. Pavyzdžiui, stresas, ūmi liga, covidas, galbūt kažkokia dar kita gretutinė patologija. Ir ką aš mėgstu, jeigu man ne visai panašu į andropauzę arba į žemą testosteroną, aš dar papildomai išsitiriu ir skydliaukę, ir vitamino D kiekį, galbūt pasižiūriu atsparumą insulinui, jeigu vyras yra nutukęs, tiesiog papildomai kokia dar patologija gali būti susijusi su tuo, kad vyras skundžiasi ten ar sumažėjusiu libido arba nuovargiu. Ir testosterono normos mes Lietuvoje naudojame tą įprastą nanomolį litre. Amerikoje galbūt jie naudoja kitus vienetus, bet laikykime tos normos, kad kritinė riba yra, kada testosterono mažiau negu 8 nanomoliai litre. Ir čia beveik visais atvejais, aš tai visais atvejais skaitau, kad reikalinga pakaitinė testosterono terapija, jeigu mes turime simptomus. Dabar turim tą tokią grey zoną nuo 8 iki 12 nanomolių litre. Ir priklauso tai nuo laisvo testosterono lygio bei simptomų stiprumo. Ir kada turim šitą pilką zoną 12, galbūt ir 13 nanomolių litre, bet vyras, tarkim, skundžiasi labai išreikštais hipogonadizmo simptomais ir mes neturim kažkokių kitų patologijų, tai kartais aš irgi galvočiau, jau pagalvoju apie pakaitinę
pakaitinę testosterono terapiją, žinoma, su urologo leidimu, jeigu nėra kažkokių tam prieštaraujančių gretutinių patologijų. Ir sveikas lygis čia minima 12 nanomolių litre. Vėlgi kartu aš net jeigu ir 13 nanomolių litre irgi pagalvoju dar vis apie gonadizmą ir jeigu yra, na pavyzdžiui, tie patys depresiškumas, dar kažkas, tai irgi feritiną pasižiūrėti, skydliaukę bei kitas patologijas. Tai čia tokios yra oficialios normos, bet vėlgi tai nėra į akmenį įkalti skaičiai, reikėtų žiūrėti kiekvieną pacientą individualiai. Ir laisvasis testosteronas pagal Europos rekomendacijas rekomenduoja skaičiuoti laisvą testosteroną, kada mes turime tą pilką zoną tarp 8 ir 12 nanomolių litre. Ir tam reikalingas SHBG, tai yra lydinius hormonus sujungiantis baltymas, kuris gaminamas kepenyse. Ir su amžiumi jo kiekis gali būti didesnis. Tai dėl to svarbu pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, kiekgi turime to laisvojo testosterono. Ir normą tokią radau literatūroje 225 pikomoliai litre. Tai čia jau yra ne bendras testosteronas, kurį mes nanomoliai skaičiuojam, bet laisvo testosterono. Dabar kaipgi galima savo padėti? Tai visų pirma, norint natūraliai padidinti testosteroną, reikia sunkiai daug kelti. Tai jėgos treniruočių svarba, eiti į salę, sportuoti, kelti štangą. Reguliarus jėgos svorių kėlimas, jis yra labai moksliškai patvirtintas, jau seniai patvirtintas ir vienas efektyviausių natūralių nemedikamentinių būdų padidinti endogeninio, tai yra vidinio natūralaus sėklidėse gaminamo testosterono kiekį. Sunkus kompleksiniai pratimai, va štai kaip vyrukas čia daro nuotraukoje, mirties trauka, pritupimai, mirties trauka aktyviuoja tuos didžiausius mūsų raumenis ir sukelia stipriausią anabolinį hormoninį atsaką. Tai ne tik būtent ir testosterono gamybai, bet irgi dar paskata palaikyti gerą raumeninę bei kaulinę masę. Ir sportas su svoriais tiesiogiai stabdo su amžiumi susijusią sarkopeniją, tai yra raumenų masės nykimą. Ir taip pat žinoma, fizinis krūvis degina, kabutėse nedegina, bet padeda reguliuoti streso hormono kortizolio gamybą, nes jeigu vyras daug labai nervinasi, prastai miega, turi daug kortizolio, tai kortizolis stabdo testosterono gamybą. Tai žodžiu, truputėlį atbalansuoja. Kitas dalykas, tai kiti fundamentalūs gyvenimo būdo veiksniai, kurie prisidėtų prie efektyvesnės testosterono gamybos, tai tikslinė mityba galbūt, miegas ir tikslinė mityba ir miegas ir galbūt kai kurie papildai. Vėlgi, norint optimizuoti natūralią testosterono gamybą, būtina turėti pakankamą elementų kiekį, tai ir tos pačios geležies, ir vitamino D, cinko, magnio, valgyti tą pilnavertį subalansuotą maistą, gauti pakankamai baltymų, bent jau 1,6 gramus kūno kilogramų, aišku, galima ir daugiau, ir gauti pakankamai sveikųjų riebalų bei turėti cholesterolio. Tai tas cholesterolis tikrai nėra blogas, kai mes išgirstam žodį cholesterolis, tai visi norim turėti jį mažesnį, nes iš cholesterolio gaminami steroidiniai hormonai. Tai dėl to ir vadinami steroidai, būtent testosteronas, tai to cholesterolio sveiko riebalo, ypač omega 3, mums tikrai reikia. Ir miegas, nes būtent miego metu yra pagrindinė testosterono sintezė ir būtent giluminio miego fazėse, to lėtųjų bangų ir REM miego metu būtent ir gaminamas yra testosteronas. Todėl net jeigu vyras išmiega 8, 9 ar 10 valandų, bet tas miegas yra toks paviršinis su daug prabudimų, efektyvios testosterono sintezės nebus. Ir klinikiniai tyrimai rodo, kad tas lėtinis chroniškas miego trūkumas, kada yra miegama mažiau nei 6 valandas, jauno vyro testosterono lygį gali numušti iki tokios ribos, kad jis būtų tarsi net 10 ar 15 metų vyresnis. Tai čia ne tik prie testosterono, bet ir apskritai prie amžėjimo prasideda, nes miegas vienas iš tokių gyvybės pagrindų ir nutukimo žala testosterono gamybai. Tai vyrams turintiems didelį antsvorį ar nutukimą, tai antsvoris prasideda, kada turime kūno masę 27, nutukimas, kada jau yra 30 kmi, turintiems didelį antsvorį ir nutukimą, rizika išvystyti vėlyvąjį hipogonadizmą yra net 50%, kartais ir daugiau, didesnė lyginant su normalaus svorio vyrais. Tai tarkim, paimkime 30-metį, kuris yra normalaus kūno svorio ir 30-metį, kuris yra nutukęs, tai jisai 50% turės didesnį riziką ir galimybę
turėti anksčiau hipogonadizmą negu normalaus kūno svorio vyras. Ir vėlgi labai svarbu, kad vengti to pilvinio nutukimo, apskritai nutukimo, nes būtent ir visceraliniai riebalai, ir apskritai riebalinis audinys aromatizuoja, tai testosteroną paverčia į estrogeną. Ir truputėlį apie gydymą, apie pakaitinę testosterono terapiją. Tai remiantis vėlgi mūsų Europos urologų asociacija ir mūsų endokrinologų metaanalizėmis turime turėti tuos du kriterijus, tai testosterono trūkumą paprastai, ką mes matome žemiau 8-12 nanomolių litre, ir turime turėti andropauzės simptomus. Tai vėlgi, ar tai būtų libido sutrikimai, nuovargis, depresiškumas, galbūt raumenų masės nykimas ir panašiai. Ir gydymo formos ir kontrolė, tai dažniausiai turime štai ilgalaikę raumeninę injekciją, kas 10-16 savaičių priklauso nuo to, kaip greitai metabolizuojamas tas testosteronas, tai testosterono undekanoatas, arba kasdieniais odos geliais. Irgi Lietuvoje turime kasdieniais odos geliais, bet galbūt tie geliai jie truputėlį švelniau veikia, neturi tokio stipraus efekto, bet jie labai palaipsniui didina testosteroną, tai jie būtent ir tinka andropauziai, bet galbūt nėra labai patogu, nes jį reikia kasdieną tepti ant švarios odos ir jisai, žinoma, galbūt nėra tai labai patogu kasdieną jį aplikuoti, ir tas teisingai pritaikytas gydymas atkuria libido, suteikia energijos ir apsaugo kaulų tankį. Tai vėlgi, bet pacientas turi būtinai būti prižiūrimas specialistų, iš pradžių gal dažniau, kas 3, kas 6 mėnesius, paskui užtenka nusistovėjus dozį kartą per metus. Tai vėlgi kepenų rodikliai, PSA prostatos specifinis antigenas turi būti stebimas ir hematokritas, nes testosteronas skatina truputėlį kaulų čiulpų aktyvaciją ir tada jie pagamina per daug hemoglobino ir eritrocitų, dėl to gali būti padidėjęs hematokritas. Tai kad to išvengtumėm, reikia jį stebėti. Ir ačiū už dėmesį.